BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namaste, gintai, nu ką vasarėlį įsibėgėję, visi mėly migrantai grįžo į Lietuvą, mėnesiukui pailsėt, į Palangėlę, pakaraliaut savaitę kaip karaliai, paošt, po to grįžt atgal. Ir prieš važiuodami į Palangėlę atvažiavo mėly migrantai ir pasakė, imkite M6 Grand Coupe, vieną iš paskutinių grynakraujo BMW. Ir kaip tokio aparato tu neištestuosi. Varom pratestuosim, varom suprasim filosofiją, kas yra migracija. Ir varom tiesiog pasidžiaugsim gyvenimo. Davai. Nu ką, čia seną mielą gerą BMW, dizainas yra šiek tiek jau, galima pasakyti, klasikinis 10 metų automobiliui, bet aš pasakysiu atvirai, nusiėmus sakinius, nuostabi spalva, San Marino Blue, blėt, atrodo vadinas. Kurčiai mėgsta San Paulo Yellow, San Marino Blue, Green Island Green vadinti automobilius, bet matos, kad spalva tikrai skirtinė, vad grinai UK standartas. Nežinau, M6, jūs galite mėgti ją, galite jos nemėgti, bet tarkim, jeigu nemėgsit radistų, o vienas iš radistų buvusio vairuoja Audi RS7, tai dar viena priežastis, kodėl jūs turėtumėte įsigyti M6 Grand Coupe. Dizainas jau dabar yra labai gražus, klasikinis, palyginus su naujais BMW, matome iš šono yra M6 emblema, rodo, kad tu esi nelochas, kad tu esi gyvenimo karalius, blėt, didelis stabdžiai, nahui, mėlyni, daug M6 ženkliukų, vairas bardačiokė. Čia ne mašina, čia yra pasaka, nahui. Platesni bumperiai, blėt. Nežinau, kaip jums pasakyti. Automobilis realiai jau tokio įspūdžio nedaro, kad čia wow, kažkas nerealaus. Nes dažniausiai tokiem M, RS klasės automobiliam aktualiai dienai daromas toks tuningas, kad atrodo tiesiog pizdėts. Dabar automobilis atrodo labai gražiai išsenęs. Ir čia seni BMW dizaineriai. Ir aš manau, kad, 70% žiūrovų šitas dizainas užeis labai gražiai, blėt. Ir šitą mašiną po 10 metų atrodys kaip klasikinis BMW automobilis, 4 durų sedanas. Nebus toks pabodęs, blėt, kaip F10. Blėt, latarai vaikšto, blėt, kurva, suka, blėt, latrinas. Negerkit, nahui, nevartokit alkoholio apšė. Vyrai jau esam saugi, blėt, pasportavę, nahui. Su savo katytė važiuokit į Palangą, nupirkite ten šampės nealkoholinės, patys paimkit energitosą kokią ten, ar vandenuką dar geriau, ant turničioko pasportuokit, valgykit vaisius, kaifuokit nuo gyvenimą, važiuokit M6. Suprantat, kročią, tokia huinė yra su Anglija. Anksčiau jo visi ten Chicken Factory įbašino, ten barigavo panašiai žmonės. Dabar laikai pasikeitė. Anglijoje liko gyventi ir dirbti tik tie žmonės, kurie užsiema su finansais. Kriptucha, bankas, Canary Wharf dirbi, arba Soho, ten menas stumdai. Anglija atnešė mums daug gražių dalykų. Grupė Queens, Elžbieta, Anglijos karalienė, Jacobas Rothschildas, finansininkas, Banksis, artistas. Ir dėja, Anglija po Brexito, po išėjimo iš Europos Sąjungos, tapo tokia šalim, kur sudėtinga tapo gyventi. Ką galima pasakyti apie BMW M6 dizainą? Nėra perspaustas dizainas, gražios šoninės linijos, graži spalva, shadow linas, blėt. Gražus diskai. Ai ką dabar BMW pavirta, blėt? Bibi žino. Dabartinis BMW M5, pats naujausias, 2024-2025 metų modelis, turi 4.4 variklį su hybridu. Su 27, man atrodo, kW baterija. Nuo BMW i3 galima pasakyti, įkišo bateriją, blėt. Mašina sveria 2,5 tonas, blėt, 2,5 tonas. Šitas automobilis sveria 1950 kg. Turi 4.4 V8 variklį, twin turbo, 550 berods arklio galių, ten biškai daugiau bus. BMW vis laik meluoja su arkliais, pas jūs daugiau būna. Įsibėgėjimas iki 100, man atrodo, mažiau negu per 4 sekundės, 3,7, 3,9, priklauso nuo oro sąlygų ir panašiai. Bet čia nėra problemų. Čia tiesiog pilit degalus, keiti tepalus ir važiuoja nahui. Nėra jokių hibridinių huinių, jokių lagų, jokių trukulių, blėt, jokių akumuliatorių išsikrovimų, blėt. Bet kiekit manim, jūs, kurie užsidegė dabar M5 nusipirks, jūs po to galite būt galėsitės. Nauja M5 nebus jau tokia kaip dabartinis M5 Competition buvo, kad ten užgirti automobiliai. Bus problemų ir reikės BMW, manau, kokių 5 gerų metų, gal net 7, kad ištaisyti visas problemas, kurie jie per skubėjimą padarė. Čia galima sakyti, jau viskas yra ištaisyta, tiesiog sėdi ir važiuoja nahui.
Čia nėra stebuklas. Stebuklas būna su BMW M6, kada atsisėdė į vidų, nes nei moteris, nei dauguma vyrų neatskiria, kas yra M6 ir kas yra 6 BMW. Pas mus Lietuvoje žmonės nekenčia BMW. Tu turi BMW, tu pastatei BMW ne ten, tu padarai ne tai, o ten stovi BMW, vis laik, blėt, BMW kalta dėl visko. Keiskit savo psichologiją, daugiau pozityvumo. Su BMW žmonės nėra kalti, kad jie užsidirba BMW ir mėgsta gerus, kokybiškus automobilius. Suprantat, dabartiniai gamintojai tiek achuėlė su tais elektromobiliais, o ten Porsche, sakė, mes tik elektromobilius gaminsim, ten Mercedes pradėjo 2 litrų variklį MG dėt. Jie nusprendė, kad, vartotojas kaip šuo suvalgys, žinai, mes į kaulą suvalgys, bet nichuja nesuvalgė, blė. Mercedes vairuotojai užpetestavo, jie nusprendė atgal grąžinti V8 variklį. BMW, manau, irgi supras, kad tas hybridas, hybridų, blėt, žmonės nori tikrų pojūčių. Galbūt jie irgi grįž prie V8. Daugelis gamintojų supranta ir gailisi, kad elektromobiliai taip gerai neparsiduoda. Jeigu tu, tarkim, nusipirki elektromobilį, blėt, už 100 PM gabalų ir vėliau tavo salonas net neduoda 50 000 už tą mašiną, tai apie ką čia galime kalbėti? Antrą kartą žmogus ant to pačio grėblio nesės. Gamintojai turės keisti, jau po biškį viskas keičiasi, bet reikės tam laiko. Man atrodo, labiausiai nudegs dėl to Porsche, nes jie su tais elektromobiliais išpratėjo. Žmonės, nupirksit, pasižais ir kas toliau. Vis tiek, blėt, žmonės, kurie moka didelės babkės, nori benzinių V8 variklių, čia niekas nepasikeis nuo to. Lady and gentlemenai, 4.4 V8 jo didenybė. BMW varikliukas, 550 arklio galių, 2 sankabų greičių dėžė. Ką aš norim pasakyti, kad tai, ką jūs žiūrite, jau principai ateityje nebebus niekada. Viskas bus hybridizuota, jau dabar hybridizuota, vėliau bus elektromobilizuota. Tai va, reikia džiaugtis, kad mes turime šitą nuostabų palikimą. BMW tiek metų sugaišo ištobulinti šitą agregatą, kol padarė šitą nuostabų masterpiece. Gera tema, blėt. Anglija, angliški numeriukai, važiuosim biškį miestą, atsigavau biškį, žinai, blėt. Parodysim biškį statusą čia vietiniam, nahui, kad čia anglai juda, čia ką jūs, nahui. Bandelės, nahui, viniojant. Ne, jeigu rimtai, hebra, va tai yra automobilizmo pabaiga, blėt. Visi geri dalykai baigėsi, džiaukitės dabar, kad turite, nes ateityje galimai bus, blėt, tas pats tik huėviau sugalvota. Važiuojam su BMW M6. Dar prieš tai aš noriu jums parodyti galą. Va, jeigu pas jūs netyčia ten Palangoje, gandonas, būna nusproks, pagailėjot pinigų, nupirkote ten energetikų buteliuką vietoj geresnių prezikų. Nebėda, yra sėdynės gražios. Pasisodinsit ir savo naują gražią ploną žmoną ir vaikui bus kėdutė vieta. Šiaip zaibys stilingai padaryta, nepigiai, man patinka. Vietos nesakyčiau, kad daug, bet sėdėt patogu gale zaibys. Važiuojam. Atostogų metas, grįžom iš Palangėlės, tai reikia nusiplauti mašiniuką. Taškai aplipusi uodų ir kitų vabzdžių lavonais, nes važiuojant dideliu greičiu, vabzdžiai pralaimi kovą prieš BMW M6. Todėl mes turime čia Evocar Bug Removerį. Prieš valymą apipurškiam gražiai, po to gražiai pamatysim, kaip viskas nusijam ir kartu išplausim dar diskus, nes BMW diskai privalo blizgėti. Nes BMW tai kaip gyvenimas, neblizga diskai, neblizga širdys. Op. Važiuojam. Vabzdžiai yra tokia problema, kad jeigu jau jie prilimpa prie bamperio, tai jau paprastais būdais jų nenuvalysi. Specializuotose workshopuose detailingo labai brangiai šitas paslaugos ima. Pažiūrėkite, koks grožis, gražus BMW M6 ratlankiai. Ir visi purvini atidirbo visą kelionę. Matote, iškart pasidengia tokių rožinių atspalvėlių. Chemija reaguoja. Ratlankiai švarus, vienas purškimas apiploviam vandeniu. Lygtais ratlankiai ką tik iš salono. Ir ką, paskutinis žingsnis panaudojame Evocar šluostę. Labai didelė, graži, mėlyna šluostė. Ir labai greitai būdu apsiplaunam, apsisausinam visą mašiniuką ir galėsim judėti toliau. Ant karboninio BMW stogą. Ova, kaip gražiai eina. Jo fana, kaip blizga. Aptaškim mašiniuką Evocar Bug Removeriu, visi vabzdžiai nuimti, dabar su automobiliu galime Vilniuje tęsti kelionę toliau. Su nuolaidos kodu Igor gausite 10%. Nueikite, paspausite linką. Detailing Baltics produktas Evocar, vienas iš geriausių produktų, kurį jūs galite nupirkti savo automobilį. Mylėkit savo automobilius, kaip mes mylime savo antras pusės.
Nu ką, pas mus jau tradicija, kad mašinos su vairu bardačiokė, nes labai geras tačkas siūlomos yra, draugiškai, paduši žmonės ateina ir pasiūlo, nu tai kaip nepriimsiu tokio ahujibėno tačko. Nu iš Anglijos tačko tvarkingai, pirmą žmogų matau, kuris turėtų BMW video registratorių originalų, tai kainuoja iš tikrųjų babkės. Mašina tvarkinga, viduj karbonas. Gan gražiai, nieko super naujo, gražus vairas, tvarkingai, nėra čia kažkokių super didelių stebuklų, bet patogu, šiek tiek spaudžia duris, toks jausmas, kad maži langai, nu, sudaro tokį spaudimo efektą. Nors ir vietos man užpakuliai daug čia, net per daug, bet nerandu aš vis tiek viršutiniam korpusui savo vietos, pečiai platos ir trukdo šiek tiek duris, bet atmetus tai, kad graži stilinga mašina, pohui. 4.4 V8 variklis, galiniai varomi ratai, nieko super stebuklingo, bet šitas receptas, na, BMW jau daug metų atneša sėkmę ir jis veikia. Nu, kai sėdus į mašiną su viru bardačioką, kas yra keiščiausia, kad BMW, blėt, posakiai normaliai veikia, va, patogu yra, biškiai paspaudi. Europietiškose variantuose, kur vairas yra normaliai pusė, tai nepatogu kažkodėl, o čia patogiau. Keistas paradoksas, bet angliškos BMW tvarkingiau galima posūkius rodyti. Va, posūkiai gražiai rodom, nes tvarkingi va žmonės. Angličianai, na, hui. Tvarkingai, blėt, žinai. Va. Vos gazų duodi ir viso jau, blėt, jau greitis viršytas, na, beveik. Blėt, nu mašina tokia, blėt, nu, patogi, na, hui, patogi, blėt. Nėra tokio sėdėjimo žemai labai. Aišku, naujas Epitakos sėdėjimas, tarkim, yra dar aukštesnis. Noriu priminti, kad 6 BMW jau nebeleidžia senai. Čia yra paskutinis M6, nes vėliau ėjo 6 Gran Turismo. Patogus automobiliai, bet netokie patogus kaip 5 GT. Čia ironija yra. Ne visą laik naujesnis yra geresnis. Ir dabar BMW leidžia 8-tukus, kaip labai premium automobilius, bet jų kaina yra tokia per didelė, kad tiesiog nu, blėt, jie nuvertė labai smarkiai. Žmonės nemato vertės automobilyje, kuris arti 200 000 kainuoja, nes nu, tai yra jau teritorija labai prabangių automobilių, žmonės nori ekskliuzyvumo šiek tiek. Trumpai tariant, gatvės yra remontuojamos, greičiai čia didelių nepasieks. Ir viskas, ką tu gali padaryti, tiesiog važiuoja lėtai, važiuojama 20 mylių per valandą. Malonu yra, kaip paprastas automobilis, kaip 3 litrų BMW, nejauti jokio skirtumo, visiškai nėra jokio skirtumo, jokio agresyvumo, iki tol, kol mes pravažiuosim šitą ramią gatvę. Vėliau mes galėsim paspausti M1, kas yra automatinis vairavimas, arba M2, kas yra vairavimas su lopetėlėmis. Kadangi šis BMW turi 2 sankabų greičių dėžę, tai vairavimas bus itin preciziškas. Nuvažiuosim dabar į degalainę biškį, reikia rabarbarą nugręžti. Biškai atsigerka nors, nes žmogus yra silpniausia grandis visą laiką automobilyje. Mašinos mechanika tai yra nuostabus kūriniai. Lenda sukyja, blėt, kukoldas jibanas, blėt, suka, blėt. Nu praleiskit turistą, blėt, praleiskit lohai, blėt, aš čia anguosi prasimušęs, blėt, o jūs ką, na? Nu ką, gerai, jungiame M1, blėt, M1 režimą. Ir taip, manęs paklausia, ar tikrai, na, nori, tikrai, tada pasikeičia dashboardikas, blėt, mašinas agresyvėja, jinai tampa kaip įkaušęs anglas, nahu. Hey, yeah, mate! Let's go fight, okay? Yeah, mate! Eik tu, nahu! Čia visgi reikėjo perjungėti po lapatėlės, nu nesvarbu. O, pats jungėjai žaidį, blėt. Jinai tokia tampa trūkčianti. Blėt. Garsas kaip kompiuteriniam žaidime, blė. Čistai kaip kompiuteriniam žaidime. Aš žinau, kad kolonėlės šitam automobilė sukuria sintetinį garsą V8 variklio. Nu, tam dėl ekologijos, nes, nu, kad žmonės labai nekentėtų. Garsas išorėje yra gražus, bet stovint neleidžia pagazuoti daugiau 3,5 tūkstančio apsukų, o viduje salonė geri tokį gražų sintetinį kompiuterinį balsą. Tų garsą, blė. O, va, čia ir pasėda BMW M6 magija. M-Power, baby. Šiandien atsikėlus diena buvo labai nuobodė, tingėjau keltis, galvojau, nu nėra motivacijos, išgėriau vieną puodelį kavos, antrą puodelį kavos. Atvarėme filmuoti, mašina graži, bet jau morališkai, nu tai yra klasika. Bet dabar, įjungusiam režimą, mano adrenalinas, ten kažkokios liaukos adrenalinės pabudo. Ir aš dabar atvažiuosiu, dar išgersiu kavos ir mes spausim.
Ne, nu Dieve brangus, jinai taip greitai bėgėjęs, kad, nu, tiesiog nustabu, blėt, lapatėlės dirba savo darbelį, blėt, jibat, žiūrėkit, trečia pavara, antra pavara, 4000 apsukų, paspaudžiam gazą, op, blėt, jinai tokia preciziška, nahui, tokia šauklėta sučka, blėt. Ne ta, kur su Chanel nutrimta rankinė, bet su Hermès, blėt, tokia Hermès, tokia Monakė atidirbus, tokia veislinė šalava, kuri visą vasarą važinėja tose prabangiose jachtose su senukais ir atvarė rudenį studijuoti VU, blėt. Vabuliukas atskrydo, nahui. Peršiko vabuliukas galvoja, aš ne į šitą BMW, čia aš galvoju, kad čia įsėdau į, blėt, dizeliuką, nahui, čia įsėdau į monstrą, nahui, jobaną. Monstrą, blėt. O, aš jaučiu, va, gyvybę jau, blėt, laimėk hibridą. Čia akcija yra laimėk hibridą. Huidą laimėk, blėt. Kvieskit taksi, blėt, jeigu norit hibridą. Mūsų pasaulyje hibridų dar nereikia. O, sėdi žmonės ir mato, kad gyvena žmonės Angluose, gyvena, žinai, va, mes čikin fabrikaujam. Taip, fabrikaujam, čikinaujam, blėt. O, jaučiu adrenaliną, blėt. Dar kavutės biškį ir pizdana. Va, išvažiuoja, va, pitakėlį, va, žmonės 2 litrinius perkė pitakus lietuviškus variantus, bet mes iš Anglų, nahui, mums 2 litrai per mažai, 2 litrai būna tik tai alaus bokalas, nahui. Jobana, tu vrot, kaip, blėt, žmonės važinė, va, su BMW žmonės tvarkingai važiuoja viską, o čia, blėt, motociklistai laksto, be patirties. Kurva, kiek žmonių gerų užsimažas tais motociklus, atsargiau biškai važinėkit kaip ryte. Nu, va, įjungus tam režimą, tu matai iš kartam priekinio skydelio, kad yra toks... Nu, toks bezdaliuks, blėt, vat, yra garsas toks elektroninis, blėt, vat. Posakiau, žodžiu. Atvirai pasakysiu, Lietuvos keliais, blėt, čia reikia tiek dar asfaltuoti mūsų kelius, kad, nahu, galėtų tokios mašinos normaliai važinėti. Nes, nu, pizdėts šį yra. Nu, vat, 1, 2, 3 šaibę įjungi ir viskas, ir kur toliau į kosmosą liek, nahui, trasą, blėt. Šita tačkė skirta grinai Vokietijos autobamam. Lietuvoje ir su 2 litrų pačioku gali išgyventi. Nu, bet mes ne apie tai. Mes apie pojūčius, kurie jau viskas. Čia tokių BMW jau nebegamins gaunasi, blėt. Dabar gamins tik tai hibridus. Blėt, mašina ir taip jau 2 tonos sveria, nahu. Jūs dar sugalvojat hibridą, blėt. Jūs būtumėt geriau čimodaną į Europos parlamentą nunešę, kad dar 10 metų atkeltų tas debiliškas taisyklės. Kažkaip visaip norime padaryti, kad malonumas vairuotų taptų nemalonus, blėt. Kas per nesąmonę. BMW visaip stengiasi, va ir dabar padarė hibridą. Aišku, dėl to pitako naujo negalima dar tokio verdikto sakyti, kad jis blogas. Bet kad jis sveria 2,5 tonas, nu, tai čia tikrai blogas verdiklas iš karto. Važiuojam lėtai. Va. Ir... Nu, jinai, blėt. Žinote, aš tau pasakysiu, nichuja nesijaučia greičiu. Vat jau tie saugiai, sėdėdamas, nežinau, nu, kaip ofise sėdė, vat. Viskas, matai, pro langą skrenda paukščiai, matai, ten marozai biznis. Tu sėdi saugiai savo ir važiuoji ramiai. Automobilis dabar tapo visiškai civilizuotas. Tiesiog ramiai, kruizinį savo. Ir jokių problemų nematai. Blėt, nu, pasakyti, kad čia kažkokia super emocija būtų. Nu gerai, jinai gali važiuoti 250. Čia gal daugiau yra tokia estetinė emocija, kad tu sugebėjai nusipirkti ne 3 litrų dizelį, o tu sugebėjai pasiekti daugiau ir įsigyti M6. Jums kartais neatrodo, kad visi BMW jau tapo visi vienodi. Ne tai, kad tu perki tada Porsche, kad nebūti skirtinis, bet jie tiesiog tapo labai vienodi visi. Geri, išbaigti ir šiek tiek netgi nuobodus. 500 pm, labai saugus. Toks pamatuotas važiavimas, gali važiuoti ramiai, va kaip dabar važiuojam, gali važiuoti su lapetėlėm, įjungti M režimą, kaifuoti nuo gyvenimo. Bet tu noris kažko čiučiut daugiau, blėt, bet čiučiut daugiau. Kartais va tokie va senesni automobiliai, jie va gamintojai gaminė senus automobilius, jie žinojo konkrečiai, ko nori žmogus. Ir jie tai padarydavo, nors automobiliai nebuvo visiškai tobuli, išbaigti. Čia jau per daug viskas civilizuota. Aš dabar suprantu, kodėl žmonės turintis didelius kiekius šaibų pereina ant visureigių turinčių daug arklio galių. Nes tu tiesiog sėdi aukštai, važinėjai su šeiminė mašina, kuri irgi tokia pat gali būti greita. Nes, nu, su sedanu žemai važiuoti, nu, blėt, nu, nėra taip prestižiška. Būkim atviri, psichologai iš šitą žino bairį, kad
Tipo, perkami džipai yra dėl to, kad tu miestą važiuotum, aukštai sėdėtum ir į kitus žiūrėtum iš aukštai. Tada tu jauties geriau. Bet man biškiai neramu, nes X5 ištestavom, jokio jausmo. M6 sėdėm, nu gerai važiuoja, traukia. Bet ar jausmas buvo kažkoks išlindęs, pavalgiam, nuėjom į Tuliką, išleidom tą jausmą. Nu tai yra paprastas tiesiog pitakas gražiam kevale, tikrai gražiam kevale iš išorės, nieko neprisipysi. Vairas patogus, gražus, viskas yra. Bet gal mes vartotojai tokie chujevši, kad pastoviai norim kažkokią naujieną. Šitas automobilis susens? Taip, jis jau gražiai suseno. Taip, tai jau yra ateities klasika. 4x4 variklis, neturi jokių ten hibridinių nesąmonių. Tai reiškia, kad jis ir po 20 metų galės būti toks pats vienas automobilis. Ir jam nereikės jokio didelio ten papildomo remonto ar priežiūros. Bet ar jis kelia kažkokią emociją? Jeigu jūs mokate su juo žaisti, turbūt jis kelsim emociją. Kitu atveju, turbūt šitas krekždė kelsim daugiau emocijų kabrioletinė. BMW 3 dar, visi čia, blėt, broliai susitiko. Tu klausyk, blėt, asfaltą pakeitė dragų trasą, į patį. Meras naujas, blėt, tiek asfaltą pakeitė, blėt, dragų trasoj. Eik to nahui. Panovė, blėt, kas čia darosi nahui? Mes čia, blėt, rimtai gal į Monaką virstam, blėt. Oi, jinai tokia, blėt, subalansuota, kurva. Tas gazas, duodi gaziuko, labai tobulai subalansuota mašina. Nors galiniai varomieji, sausu asfaltu, nu, tikrai jinai jūs apsaugosi. Malonus automobilis, važiuojant vingiuotais keliais, kažkur tai į Zakapanę su vaikais savo, ar su žmona kur nors, nežinau, į Varšuvą, blėt. Ar į Biršną važiuoja 90 km per valandą greičiau, blėt. Čia huienas automobilis. Bet taip pat ir Škoda gali važiuoti į Biršną 90 km per valandą greičiau. Ar jūsų kaimyno Urusas. Blėt, jūs įsivaizduojate, kokia realiai yra dabar beprasmybė turėti greitą automobilį, kuris nahui net negali į Biršną važiuoti, blėt, labai greitai, nes radaro tiek daug. Gerai, bandom čia įlįst dabar su Angličanu. Visgi nėra taip paprasta manevruoti, miestai nepripratus, reikia būti labai atsargiu, bet iš kitos pusės čia vienas iš maloniausių automobilių su vairu bardačioke, kur tiesiog realiai sėdės, iškart gali jausti automobilį ir vairuoti, be problemų. Engine, oil, top up 1 liter of oil at the areas opportunity, see owner's handbook, then measure engine oil level. Nu ką, turbūt reikia skambint savininkui nahui. Tepalą pirkti, blėt. Mineralinį nahui. Ne, karočiui, kebrė, jūs čia, žinai, nenustepsi. Automobilis neįkaitis, čia nieko tokio. Bet tačkė, kaip sakant, biškiai gavo iš šikną, blėt, ir tepalą ryja nahui. Čia yra klasika, va, nieko naujo. Savininkas jaučiu peršikas galvo, blėt, pizda. Kas atsitiko, žinai, ko čia jis skambina. Alio, labas. Klausyk, čia engine oil level at minimum, top up with 1 liter of oil. Čia pas tave dažnai tai būna, kad aliejaus prašo? Tai jo, tai blemba, tai mes biškai čia pasivažinėme, tai čia normaliai, čia yra... Klasika. Čia viskas normaliai. Tai ką BMW vairuotojai daro? Ignoruoja nahui čekus, blėt, važiuoja toliau. Ne, mes... Jo, čia tvarkoja. Dėl saugumo jie padarė, nes... Jo, informuoja viską. Jo, Audi vairuotojams nieko nesakytų, kol nebūtų pizda. BMW vairuotojas informuoja, nahui. Okei, viskas, ramiai, tada važiuojam link paskutinio taško. Gerai tada. Davai. Čia. Matai, ant šilo vairuotojas, tipo... Taip, reikia dapilti. Chill, nahui. Čia psichologija, M vairuotojų yra, kad jie yra chill. BMW dovanoja tau galimybę turėti universalų automobilį, jeigu neturi galimybės turėti 2 ar 3 automobilių. Supraskime, mes negalime į vieną automobilį viską sutalpinti maksimaliai, kad būtų komfortabilu, kad būtų greita, bet
Tai yra aukso viduriukas. Jau geresnio aukso viduriuką su šeima, su vaikais nerasi. M5 naujas turi dar šansą. Aš noriu palikti BMW XM, BMW M5 naują kaip tokį galbūt. Vat šitas BMW hybridas yra kažkas tokio, ko mes norėjom, bet nežinojom, kaip norim. Galbūt čia bus kaip Steve Jobs Apple moment, kad mes gausime to, ko mes nežinojom, kad mes net norim. Gera tačkė, garsas šiek tiek sintetinis gale, nieko tokio. Bet jinai, valėti, stabiliai važiuoja gražiai viskas. Servisai Lietuvoje yra. Autorizuoti, neautorizuoti, visi viską gali sutvarkyti. Ar jinai labai pralypa? Pasakysiu atvirai. Ne, blėt. Man nahui nori susilaik naujovę, blėt. Kaip ir visiems emkininkam turbūt. Labai su nekantrumu laukiu, kas pirmas nahui ant kriptukos kokios pasikels ir pasakys, pizdom, perkuojam 5 nahui. Nu, kokie ryško, blėt. Žalia nahui, San Paulo yellow ar blėt. Belen kokią kitą spalvą. Gal super individualiai kokią spalvą pasirinks. Ir paskambins man pasakys, išbandyk. Tai aš tikiu, kad tas automobilis bus įspūdingas. Nenoriu griauti BMW M mitą. Bet aš tikrai žinau, kad BMW M6 yra geriau už Audi R7. Tikrai daug smagesnė mašina. Nes visgi Audi tai yra Passatas. Važiuojant Passatas. Bandome ieškoti toliau įdomaus automobiliuko. Automobilių yra daug. Ačiū Jums, kad esate. Ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad subscribinat, ačiū, kad komentuojat ir ačiū, kad ištraukėte iš savo garažų ir pateikėte mums pačius ekskliuzyviausius Lietuvoje automobilius, kuriuos mes galime parodyti kitiem ir galim dar kartą rodyti, kad Lietuvoje automobilizmo kultūra yra tiesiog nereali. Čia yra nerealu, čia yra kaip Tokijus jau. Džiaukimės vasarą, džiaukimės gyvenimą, būkime paprastesni, sveikinkime su kaimynais, kad kartais ir kokie jie chujovi būtų. Nu ką, M6 Grand Coupe, ačiū tau už visus tos metus, tu turbūt vainikavai vieną didelį istorijos etapą, toliau pažiūrėsim, kaip su tais hybridais bus. Turbūt 10 metų būsim eksperimentinės kiaulytės, BMW markiai, po to galbūt vėl sukurs kažkokį tai šedevrą. Nesustojam, varom, kraunamės tašės, blėt, varom į Palangėlę, atostogaujam ir sukam varkės. Žiūrėkite mūsų vasarą, arba galite pažiūrėti rudenį. Mes nesustojame, mes varysim toliau. Laukia daug nuostabių gražių automobilių, o jinai nori važiuoti toliau. Nes jau nevažiuosim viskas. Čiau.